kokiai auditorijai labiausiai turėtų patikti ši knyga? Jis skirta visom amžiaus kategorijom. Ir dar anksti kalbėti apie knygos skaitytojus, dar neaišku, kiek pavyks parduoti ir tuo labiau niekada knygų leidėjai ar pardavėjai netlieka jokių tyrimų, kas perka, kokia auditorija labiausiai domėjosi viena ar kita knyga. Aš tik tai žinau informaciją, kas labiausiai žiūrėjo mano parengtas tuo pačiu pagrindu, tuo pačiu pavadinimu televizijos laidas. Tai manėm, kad žiūrės vis tiek vyresni žmonės, kurie labiau prisimena tuos įvykius ir apskritai kažkaip manyta buvo, kad tokiais dalykais gali domėtis labiau tik vyresni žmonės. Bet visus nustebinom, turiu galvoj televizijos darbuotojus, kad nemažą dalį auditorijos sudarė jauni žmonės, gimę po 90-ųjų metų, nes tarkim seniausias įvykis aprašytas knygoje yra 92 metais vykęs. Žmonės gimę tais metais be abejo neprisimena, neįmanoma, kad prisimintų ką nors apie tai, bet jie domėsi, ta amžiaus grupė taip pat labai domėjosi ir aš nemažai laiškų gavau iš tos amžiaus grupės su tiesiog netgi nesu klausimais, nesupratau informaciją, kuri pateikta, jų smalsumą patenkino, bet sutikinimais, kad jiems tai rūpi, jiems tai įdomu, nes mes tais metais gimėm. Ir mum apie tai nieks nepasakoja. Ir man tai tikrai savimeilę širdį, kaip sakoma, paglostė, kad yra žmonių, kurie tai skaito, vertina, priima kaip, negali sakyti, kad istorijos vadovėlė, bet kaip priedą prie istorijos tų metų, studijuojant tų metų istoriją, tai yra priedas kaip papildomas skaitimas. Visos istorijos knygoje iš tiesų yra papildytos, jos yra papildytos detalėm, pasodrintos detalėm ir čia kai ko nėra, kas laidose yra, nes dažnai būdavo, tos laidos rengiamos buvo ne viena iš jų, kaip studentai egzaminam ruošiasi, dar paskutinę naktį tu skaitai ir dažnai būna taip, kad bilietas, kurį ištrauki, turi pasakoti apie tai, ką tik tai paryčiais perskaitai. Tai rengiant televizijos laidas, tokių momentų, epizodų tokių buvo, nes informacijos srautai, kuriuos man reikėjo suvalgyti, įsisavinti, didžiuliai buvo, ten tūkstančiais dokumentų lapų. Ir tokių nepabaigtų vietų laidose buvo, ir netikslumų buvo. Tai čia tie netikslumai yra ištaisyti ir papildyta nebuvusią medžiagą. Aš negaliu pasakyti, kad yra skyrių naujų ar herojų naujų, kurie nebuvo minimi, ne. Gal didžiausias toks epizodas knygai būtų man po laidų ciklo, kas tarkim, atidžiai žiūrėjo, 4 dalys buvo apie kunigo Ričardo Mikutavičiaus apiplėšimą ir nužudymą. Po tų laidų nužudymo organizatorius, bausmę atliekantis Lukiškių tardymo kalėjime izoliatorių iki gyvos galvos, Vladas Beleckas man parašė išsamų laišką, pareikšdamas papildomą savo nuomonę. Aš jau jo nuomonę išklausiau rengdamas laidas, bet jisai parašė dar papildymus. Ir čia tai yra įdėta. Ten nauja informacija, niekur negirdėta, ją atitinkamai reikia priimti, atitinkamai vertinti. Aš paaiškinu privedimuose, kaip į tai reikėtų pažiūrėti, įvertinant asmenybę, jo gebėjimus ir meluoti, ir manipuliuoti. Bet tai yra įdomu.